Labadiena, su jumis sveikinasi Kadra ir aš Adas. Šiandieną jums pristatysime mūsų antrąjį pašnekovą, Žiliną Lidžių. Žilinas yra skraidęs su daugybė lėktuvų. Yra vienas geriausių akrobatinio skraidimo pilotų Lietuvoje. Labadiena, Žilinai. Sveiki. Būtų įdomu trumpai sužinoti apie jūs, kaip prasidėjo jūsų kelias aviacijoje. Sudėtingas klausimas. Turbūt aš jau pats nelabai atsimenu, nuo ko prasidėjo, bet greičiausiai tai nuo piešinių darželėje. Kai buvau visai dar mažas, kokių, 6 metukų, 5 metukų, pradėjau piešti lėktuvus, pradėjau piešti su visokiam kniedėm, su viskom. Tai auklėtojai jo sako, turbūt būsi jau lakūnas, pilotas būsi. Tai aš taip ir nuo to laiko užsikabinau, po to buvo didelė pertrauka ir kai mokykloje pamačiau skelbimą, kad aeroklubas renka lakūnus, tai iš karto užsirašiau ir nuo to ir prasidėjo. Tai čia buvo gal kokia 10-11 klasė, kada jau pradėjau rimtai lankyti paskaitas ir skraidyti su. Pirmas lėktuvas buvo Jak 52, akrobatinis. Tai čia ir su juo pirmą kartą pakilote? Jo, pirmą kartą pakilau su tokiu ir, neskaitant keleivinio lėktuvo, aišku, tai irgi įkvėpė. Kažkaip laikosi, po sparnais nieko nėra, pasižiūri, galvoju, fantastika, kažkoks įdomus labai daiktas. Taip ir prasidėjo ta mano aviacijos istorija. Dažniausiai jūs matome skraidant su lėktuvais šventėse ar varžybose. Ką galėtumėte papasakoti apie čempionatus, kur esate dalyvavęs, kur užėmėte geriausias vietas? Ir varžybų, ir čempionatų buvo iš tikrųjų labai daug. Jak 52 pasaulio čempionatų buvo gal ar 4 ar 5 netgi, aš dabar net tiksliai negaliu pasakyti kiek. Viename Pietų Afrikoje, vienam pratime laimėjau, pirmą vietą paėmiau. Tai toks, sakyčiau, gal laimės dalykas, gal viskas kartu sudėjus, tiek meistriškumo, tiek kolegų palaikymas, tiek sėkmės. Ir mūsų komanda tada labai buvom arti pirmos komandinės vietos. Pritrūko pusę dienos gero oro, realiai. O tų varžybų visokių buvo, ir Lietuvos čempionatų, ir akrobatinio sklandimo pasaulio čempionatų, visokiose dalyvavau. O minėjote apie Pietų Afriką, koks ten buvo pratimas? Frinaunas, man atrodo, tai yra namų darbas realiai. Tai buvo Eltono Mileskio sugalvotas kompleksas, tiesiog aš jį suskridau taip, kaip visiems atrodė, kad geriausia. Kokia buvo jūsų įsimintiniausia akimirka skrendant akrobatiniu lėktuvu? Ar tai šiuo, prie kurio stovim, ar kažkuriuo kitu? Visiems atrodo, kad tas akrobatinis skraidimas tai yra vien tik tai įsimintinos akimirkos. Iš tikrųjų tai yra juodas darbas ir kada tu skrendi akrobatinį skrydį, tu neturi laiko galvoti apie kažkokias tai akimirkas ir esi susikoncentravęs, kaip tiksliai atlikti tai, ką tu turi padaryti. Jeigu ten avio šou kažkoks, tai irgi tu skrendi pagal griežtai suplanuotą scenarijų, visos figūros žinomos, paprastos, atidirbtos. Tokių akimirkų akrobatiniam skraidime, kad įsimintiniausios, sakykime, nėra. Jos yra visos smagios, bet jos yra visos, jokių improvizacijų. Negali sau leisti iš šono, nieko. Turi griežtai, viskas labai konkrečiai, viskas labai griežtai. Tai kaip kad tokių labai jau fainų akimirkų, nėra tokių tiesiog. Pats skrydis yra smagus. O kalbant šią temą apie akrobatinius skrydžius, tai kuo tie lėktuvai vienas nuo kito skiriasi, kuo jie pranašesni yra? Kiekvienas lėktuvas turi savo žavesio. Tarkim, ir tas pats Jakas 52, jisai, palyginus su moderniai šiuolaikiškais Ekstrom 330 arba kad ir Laiksu, ir kad ir su šita Ekstra, tai Jakas yra kaip traktorius palyginus su šitais moderniais lėktuvais, bet jisai labai fainas, saugus ir su juo gera mokinti nuo pat pradžių. Bet jeigu nori tiksliai skraidyti, užimti geras vietas čempionatuose, varžybose, jau reikia modernaus lėktuvo, kuris nereikalauja tiek fizinių pastangų jį vairuoti, kiek daugiau tokių intelektualinių reikia. Daugiau tokio fizinio pasirengimo būtent pakelti tas perkrovas, nes su moderniais tokiais tu net nepajausi, kaip truktelės iki +-10. O tai gali ir akytės užsimerkti, ir papilkėti akyse. Ir, jis yra jautresnis, toks, sakyčiau, manevringesnis.
mažiau energijos reikalaujantis, fizinės energijos mažiau reikalaujantis ir daugiau reikalaujantis susikaupimo, susitelkimo, komplekso skaitimo. Tai, ko iš tikrųjų reikia akrobatiniam skraidimui, sudėtingam akrobatiniam skraidimui. Tai visi lėktuvai yra šiaip neblogi, tik tai su kai kuriais rezultato negausi. Pradžiai gerai, o pavyzdžiui, jau varžybose medalijų, tai jau reikia gero lėktuvo, nes konkurentai visi skrenda su moderniais, jau tokiais geresniais lėktuvais. Kokios jūsų akrobatinės figūros yra pačios mėgstamiausias? Atliekant su šiuo lėktuvu turbūt, ar su kitu kažkuriu? Čia sunkus klausimas iš tikrųjų. Mėgstamiausios figūros kaip tokios neturiu. Pats tas vartymas jis yra pats fainas dalykas. Niekam nepatinka, kai reikia daryti tai, ką reikia daryti. Tai va tie visi akrobatiniai skraidimai yra skraidimai pagal kompleksą kažkokį, tai ir tu turi daryti tai, ką tu turi daryti. Ir, tai, sakykime, faina, bet ir nelabai faina, nes privalai padaryti tai, kas nupiešta. O kada jau kažkoks freestylas prasideda, tada jau improvizacijos. Ir kada ruošiesi šou, pavyzdžiui, aukštai pakilęs, kur saugus aukštis, greičiai nesvarbu kokie, tai jau tenais išsidirbinėjai kaip moki ir tas yra smagiausias dalykas, kol tu surandi tokią figūrą, kuri yra saugi ir kurią tu gali parodyti žmonėm, kad jie suprastų. Tai čia gal sakyčiau yra smagiausia vieta. Žinome, kad 2017 metais įsigijote šį Extra 300 lėktuvą ir įdomu tai, kad tai yra pirmasis pagamintas šio modelio lėktuvas, kuris priklausė to meto konstruktoriui. Tai papasakokit apie šį lėktuvą, kuo jis ypatingas yra. Pirmiausia, tai yra midvingas, tai reiškia sparnas yra per ašį, per vidurinę ašį sumontuotas ir jo sukimas yra labai, sakykime, simetriškas. Tuom jisai ir skiriasi nuo kitų lėktuvų, bet tai turi ir vieną trūkumą. Apžvalga labai tupiant suprastėjo. Po to Valteris Extra atsisakė šito midvingo ir nuleido sparną žemyn, kad tupiant būtų mažiau problemų saugiai nusileisti. Šiaip tai jis pakankamai manevringas ir, ką žinau, nuo šito prasidėjo visų jau modernių Extrų era. Šitas kaip prototipas buvo pirmas padarytas, bet šiaip jis yra iki šių dienų yra visai neblogas. Mes Rumunijoje su šitu lėktuvu laimėjom komandinę 3 vietą pernai. Truputį nukrypstant nuo temos, norėčiau pakalbėti apie IGL projektą. Kuo šis lėktuvas išskirtinis, kaip jūs prie to prisidėjote, gal buvote konstruktorius ar tik bandytojas? IGL 1, ar ne? Tai čia buvo Rimo Maciulevičiaus kūrinys, kuriam padėjo konstruoti Lietuvos konstruktoriai ir Ukrainos konstruktoriai. Bet realiai tai, sakykime, pirmas lietuviškas lėktuvas toksai biplanas. Gal ne pirmas, dabar šiuo metu, čia po daug metų atsirado toks biplaniukas. Pradžiai mintis buvo sukurti nebrangų akrobatinį lėktuvą, kad galėtų kuo daugiau pilotų išbandyti akrobatinės figūras, gal net ir skraidyti, arba gal ir net ir varžybose dalyvauti. Bet pirmas irgi toksai blynas gavosi, kad trūko truputėlį vairų ploto, kylio ploto, teko didinti, centruotę truputėlį nešti į priekį, prailgint nosį. Šiaip perspektyvus lėktuvas, jeigu bus dar gaminama daugiau versijų, bet aš buvau tik tai bandytojas, mes tarėme su konstruktoriais, viską labai rimtai skaičiavom. Ir šiai dienai jisai tinka tik tai, tokiam perskridimam, pavyzdžiui, iš vieno taško į kitą nuskrist. Praktiškai šou praskristi, yra įmontuota dūmų sistema, bet akrobatikai jisai kol kas, manau, netinkamas. Galbūt jis ir atlaikytų, bet aš manau, kad reiktų didinti dar sparnų plotą. Bet kaip lietuviškas biplanas, jisai labai, toks labai fainas, gražus. Šiaip gražus, smagus lėktuvas. O 2009 metais prisidėjote prie Rojūnuose vykusio JAK 52 lėktuvo pasaulio čempionato organizavimo. Papasakokite apie labiausiai įsiminusius, taip pat kur pavyko užimti geriausias vietas, nes ir taip pat ir organizavot, bet ir dalyvavot.
kiek žinau. Jo, ir organizuoti ir dalyvauti varžybos yra iš tikrųjų labai sunku ir realiai jeigu darai du darbus, tai niekas gerai nesigauna. Tai aš buvau susikoncentravęs daugiau su Aurimu Vezaru tiksliau jisai organizavo pagrindę. Į tą organizavimą aš prie meninių dalykų daugiau tam logotipai, visokie atributika ir visą kitą padidinėjau jam daugiau. Va, ir tas įsimintinumas organizavime, aš negaliu nieko pasakyti, ką aš ten iš tikrųjų labai gerai prisimenu, bet tuo metu mes buvom gavę JAK 52 TD su galinių ratukų lėktuvus ir problema buvo ir įsimintiniausia ta vieta, kad tas lėktuvas kelis kartus buvo pagedęs, taip skrydė, sakykime, per treniruotės 2 kartus, visus 3 kartus per treniruotės iš tikrųjų. Tai per mėnesį turėjau 3 tokius, sakykime, variklio gedimo problemas jo. Tai va. O kokių galėtumėte duoti patarimų jauniems žmonėms, kurie domisi aviacija, akrobatiniais skrydžiais, o galbūt tiesiog aviacija nori būti komercinių skrydžių pilotų? Aš tai visiems jaunuoliam, kurie eina į aviaciją, siūlyčiau be normalios licenzijos, ten PPL, ATPL ar CPL, būtinai turėti akrobatinio skraidimo reitingą, nes tai padeda išvengti sudėtingų situacijų, į kurias kartais nepatyrę pilotai pakliūna ir baigėsi jiem nelabai gerai. O jeigu tu esi akrobatinis pilotas, tai tau bet kokia sudėtinga situacija yra standartinė situacija, iš kurios tu labai lengvai ir greit išsigelbėjai, sakykime taip. Net neišsigelbėjai. Žinai, ką daryti taip, nes kažkam suktukas yra baisu, o akrobatiniam pilotui tai yra tiesiog dar viena figūra, nes jų yra visokių. Tai jie viską moka. Kaip tik apie tos akrobatinius skrydžius kalbant, žinome, kad jie reikalauja ne tik fizinio pasiruošimo, bet ir psichologinio. Tai kaip jūs tam ruošiatės? 50% sėkmės praktiškai yra psichologinis pasiruošimas, nes kaip ir visose varžybose, kas dalyvauja, nebūtinai akrobatinio skraidimo varžybose, bet kokiose varžybose, aš irgi ten sportavau įvairių sporto šakų pabandęs, esu dalyvauju įvairiose varžybose ir prieš kiekvienas varžybas vis tiek yra jaudulys, yra kažkoks perdegimas. Tai va, kad šito nebūtų, kartais padeda psichologai, tikrai turi labai gerų patarimų, kartais komandos draugai, treneriai. Ir, šiaip taip mes ir skraidom. Žodžiu, vieni kitiem padėdami, vieni kitiem palaikydami vieni kitus. Kur sutelkti daugiau dėmesio, kur susikoncentruoti ir nesistengti skristi geriau negu kad namuose skraidėm, geriau negu kad per treniruotės, nes bet koks noras padaryti geriau visada baigėsi blogiau. Turbūt ir šuniukas padeda psichologiškai. Čia taip, čia yra žaibolaidis psichologinis. Kokia yra jūsų sunkiausia dalis ruošiantis akrobatiniai skrydžiai? Akrobatiniai skraidimai patys skrydžiai, kai bandai naujas figūras ir daug fizinio darbo. Fizinis darbas visada yra sunkiausia dalis. Ten tu gali nusipiešti, ką nori, bet tu jį pabandyk nupiešti ore. Tai va čia yra sunkiausia dalis. Iš tikrųjų tai reikalauja ir papildomo fizinio pasirengimo, ir pinigų, ir technikos išteklių, visko. Tai, žodžiu, sunkiausia yra praktinė dalis. O ar yra kažkas, ko aviacijoje nesate išbandęs? Jo, aš norėčiau, pavyzdžiui, su F-16, F-18 paskraidyti. Esu skraidęs su mokomaisiais delfinais, reaktyviniais lėktuvais, bet ten tų visų viršgarsinių skrydžių tai nesu bandęs, tikrai norėčiau pabandyti. Jeigu kada, kiekvieno berniuko svajonė skraidyti su naikintuvais, mano irgi, aš ne kitoks. Gal dar kada nors? Niekada nesakyk? Niekada nesakyk, niekada tikrai. Aš nieko ir nesakau. Ir pabaigai labai trumpas, bet įdomus klausimas. Kiek kartų skiriasi valanda skrydžio su Extra ir valanda skrydžio su JAK lėktuvu? Nėra jau tas skirtumas labai didelis, gal pusantro karto, dvigubai, dvigubai. Žiūrint kokia, jeigu su nauja Extra, tai jau gali būti ir 3 kartai. Skirtumas gali būti, priklauso nuo lėktuvo, būtent paties lėktuvo, ant kiek jis yra naujas. O kiek, pavyzdžiui, šitas kuro naudoja? Šitas 90 litrų valandai aviacinio benzino. O JAKas? O JAKas
Gal panašiai, sakyčiau. Nėra Panašiai, didelio skirtumo. jeigu aš kalbu apie akrobatiką, būtent šitą akrobatinį sportinį skraidimą, jo, jie turbūt valgo panašiai. Akrobatikai, jie kas panašiai turbūt srega. Supratau. Gerai, ačiū Jums už interviu. Prašom. Iki kitų kartų. Dėkui.